Labas, Jūrate, štai pagaliau aš prisėdau ir prie tavęs. Pažiūrėsim, kokia tavo situacija, kas nutiko pas tave, kodėl nutiko. Galbūt rasim kažkokių įdomesnių momentų, pažiūrėsim, kaip veikia ritualas. Ar jau veikia, ar ne, pabandykim pažiūrėti. Tu, jis, kas tarp jūsų? Taip, tu, tavo pozicija. Tu su jausmais, meilė, su jausmais, su tuo, kad, žinai, darom. Va, imk, darom, viską, imam, viską darom, žinai, kaip duosiu viską. O jis, aš tau pasakysiu, fortūnos ratas. Jis ims. Turėtų viską imti, viską, ką pasiūlysi, bet jis turi ir pats ką pasiūlyti. Ta prasme, jis į tave turėtų reaguoti labai palankiai. Jis pats yra, žiūrėk, toks sėkmingas. Jis pats, kaip čia, sėkmėje, tarkim taip, tai yra iš vienos pusės, tai gali atrodyti valdymą, taip, pavyzdžiui, jis viską valdo. Ne, jis moka gražiai kalbėti, jis moka gražiai daryti, bet jis viską sugeba valdyti. Iš kitos pusės tai gali būti, kaip sakau, sėkmė. Jis toks sėkmingas, toks saldus, sėkmingas, toks, priam, žinai, toks labai labai malonus, kaip čia pasakyti kitaip. Toks sėkmės vaikas. Gerai, kas dar gali būti? Gali būti, kad tarp kitko, pas jį visi keliai atidaryti, pas jį yra didelis judėjimas, ne, ir jis pats galbūt labai daug juda apskritai, pavyzdžiui, galbūt daug važinėja, daug skraido, daug kažkur būna apskritai per visą pasaulį, pavyzdžiui, ne? Taip, kas tarp jūsų? Tarp jūsų santykiai, kaip čia, jūsų santykiai yra geri, bet jie, žinai, kaip į pagalbą. Ne, jūs gal jūsų toks, taip, vienas prašo, kitas duoda. Va taip. Vienas yra davintysis, o kiti yra, kurie priima pagalbą. Kaip ir čia aš tau pačiai pradžiai sakiau, kad tu tik imk, aš tau viską duosiu, visą savo meilę atiduosiu, tu tik imk, ne? Ir jis tikrai ne prieš imti, bet jis irgi turi ką duoti. Jis neskupus, jis turi daug daugiau negu tu. Tu daugiau iš nuoširdumo, o jis daugiau, kaip čia netgi pasakyti, gal iš judėjimo daugiau. Jūs kažkom panašus, bet tuo pačiu ir skirtingi, ar ne? Tai mums tą patį rodo, kad tarp jūsų yra geras supratingumas, pagalba viens kitam. Jūs galit pagelbėti netgi ne tik patys vieni kitam, bet ir kitiem. Pavyzdžiui, galit turėti kažkokį tai fondą, padėti, kaip kam, kažkas gyvūnam, kažkas vėžių sergantiem, kažkas ten autizmų sergantiem, ne? Galite kurti kažkokį tai fondą, skiriantis pagalbą. Va. Kas dar? Taigi, dar parodykit apie jūs. Dar parodykit. Taip, dabar rodau, kas yra pas mus dugne. Dugne mums rodo, kad jūs susipykot, kad buvo kažkoks tai pyktis, bet viskas bus labai gerai. Viskas bus labai gerai, bus labai didelis pokytis.
meilė, jausmai, svajonių išsipildymas, visko, ko norėsi. Ir vat dugnas mums taip įdomiai nerodo. Ir vat šitas toks liūdnas laikotarpis, kuris buvo šaltas, abejingas, kai nebuvo pagalbos, kai reikėjo galbūt finansinės paramos, jis pasibaigė. Jis atsistoja į visišką pasiturėjimą. Tai yra, kai visko užteks. Visko užteks, yra apsauga, namai, viskas turi būti šikarda, viskas turi būti idealiai. Nes yra apsauga. Gerai. Yra apsauga. Gerai, tada gerai, mes va ties čia ir sustokim, užfiksuok, kad viskas suksis tik gerin, yra apsauga, bus ir pinigų, ir tokio, kaip čia pasakyti, netgi vestuvės, netgi tarp kitko, netgi vestuvės. Šeima, vestuvės, čia yra labai geros kortos ir aš nenoriu gal gadinti tai būrimo viso, nes čia labai geros kortos. Tai va, jis pas tave ateis su jausmais, su viskuo, grįš ir viskas turėtų būti gerai. Mes truputėlį gal pakalbėkim apie praeitį ir pažiūrėkim, ar buvo ant jo kažkoks tai pėdsakas, magija, ne? Ar buvo vis tik kažkas daryta ant jo? Ar buvo? Mes ieškosim velnio. Kad būtent velnias mums parodytų, taip, kokie blogi darbai aplink jį yra. Vat kas aplink jį tokio blogo yra. Rasim velnę. Truputėlį galime užtrukti, velnias pasislėpia. Pažiūrėkime, iš kokios pusės jis nori mums čia pasislėpia, ką jis nenori mums parodyti. Pamečiau velnę kažką, kuris yra magas, taip, kur velnės. Vat velnės radau, o tai tau, dabar žiūrėk. Žiūrėsim, kas supa velnę. Taip, aš tau parodysiu. Ir gerai. Viskas. Dabar panagrinėkim, ką mums rodo. Dabar taip. Ką mums rodo velnės, kas čia buvo. Galbūt bus kažkur tai paprasčiau. Dabar taip. Žiūrėk, pas jį, vat jis, tavo vyrukas. Taip. Kardų karalius, šalto proto vyrukas. Štai pas jį yra ant vienos peties geras. Reiškia, jo kažkoks tai patarėjas, tai jo galbūt apsauga, jo kažkoks tai, pavyzdžiui, gali būti advokatas. Jeigu taip iš žmonių kalbėta, ne, tai gali būti kažkoks jo patarėjas, draugas, vedęs kažkoks tai vyrukas, ne, kuris jam, pavyzdžiui, gali patarti, ar ne. Iš dvasinio tai gali būti jo dvasinis kažkoks tai patarėjas, kuris jį stebi. Tai gali būti vat, jo apsauga, pavyzdžiui, ne, dvasiškai. Toliau. Iš kitos pusės pas jį yra velnias. Velnias tai gali būti irgi belenkas. Pavyzdžiui,
čia tik pavyzdys, aš nesakau, kad taip yra, bet kaip galėtų būti. Reiškia, iš vienos pusės jis klauso angelą, taip, o iš kitos pusės jis klauso velnio. Nu, pavyzdžiui, kažkas tai gali eiti į kairę, ne? Kažkas tai gali eiti į klubą, kažkas gali eiti kažką pavartoti, taip. Kažkas, reiškia, jis va tarp dviejų ugnių. Galbūt jis padeda kažkokiam tai tokį ego užglaistyti, ta prasme, net nežinau, nu, vos ne kaip teismą daryti, ne, irgi taip gali būti, kad vat, jis kažkur tai kažkas sprendžia, bet jis tengiasi vat, teisingas būti, ne, kad neišeiti iš ribų, nes aiškiai žino, kokios pasiekmes bus. Taip, tai gali būti jo netgi toks psichologinis velnias. Pavyzdžiui, jis mėgsta, kai nuo jo priklauso žmonės. Taip, arba jis žino, kas nuo jo yra, arba gali būti priklausomas, ne? Ir jis naudojasi, pavyzdžiui, kažkokiu specialiu knygomis, žiniomis, gilinasi, kad, pavyzdžiui, būtų nepriklausomų, ne? Žinai, kaip valdyti sistemą. Va taip. Ta prasme, jis puikiai moka valdyti sistemą. Jis žino visas lazeikas, kaip galima praeiti, pralysti, žodžiu, kad jo niekas neužkliudytų, kad jam viskas būtų gerai. Ta prasme, jis vaikšto ant, reiškia, ant ugnies šipo, kaip čia pasakyta, ne? Bet jis suvokia visas ribas. Ne, jis tau nėra neištikimas. Bent jau kol kas mums šito nerodo. Aš tik sakau apie tai, kad jis naudojasi kažkokiom labai aštriom ribom, reiškia, ir sugeba tvarkingai išeiti, reiškia, iš kažkokios labai painios situacijos. Šita situacija nusiramins. Situacija, reiškia, susitvarkys. Viskas bus gerai, jinai kaip čia sulėties, gal netgi va taip. Taip, ir jūs kartu išeinat iš šitos situacijos. Dabar magijos man nerodo, kad ant jo yra magija. Jis žino, kas yra tarp kitko, todėl kad jis žino, kad pas jį yra ir geras, reiškia, vedlys, ir blogas vedlys, ne? Jis tarp tų dviejų, kaip ir jis nepametęs galvą, jis galbūt netgi nėra niekur lindęs. Jis tiesiog žino iš, pavyzdžiui, kitų pasakojimų, kaip būna, kaip galėjo būti, ir jis tuo naudojasi tą informaciją gražiai labai ir moka ją panaudoti savo labai. Jeigu jam kažkur reikės, jis jau žino. Jeigu ten jam reikės, jis jau kažkur kažką girdėjo. Jis šitą žino, šitą girdėjo, ir va taip, jis, kaip čia, moka manipuliuoti situacijų. Kažkokios magijos dabar ant jo nematau. Viskas turi nurimti, viskas turi susitvarkyti. Taip. Ir jūs turit susitaikyti. Toliau. Dabar šitą susirinksiu. Dabar noriu pažiūrėti. Dabar žiūrėk, man nieko blogo neparodė, apart tik tai, kad jūs galėjot būti suspykę. Viskas. Nieko tokio tragiško, nieko apskritai blogo man neparodė. Dabar žiūrėkim. Žiūrėkim, kaip veikia ritualas. Veikia ritualas, parodykit. Parodykit, kaip veikia ritualas.
taip. Nu, vat, dugne mes turim meilę. Gerai. Taip, ritualas. Žiūrėk. Fortūna. Vėl mums krenta fortūna. Aš manau, tai yra labai geras ženklas. Labai. Dabar paanalizuokime. Vėl krenta, kad buvo kažkoks tai labai blogas laikotarpis, kuris gana ilgai tęsėsi, kai buvo daug baimių, neaišku, buvo toks pasyvus laikotarpis. Dabar žiūrėk, tavo princas išeina, stabilus. Taip, jeigu būtų klausimas, kaip jau uždarbis jo bus stabilus. Pats jis jausis stabiliai, sveikata bus gera. Gali būti godokas. Bet tai nėra blogai, tiesiog to žmogus, kadangi mes matėm, kad jis yra kardų karalius, o kardų karalis jis daugiau logiškai masto. Tai gali būti taip, kad momentais jausmų iš jo neištrauksi. Na, jeigu mokėsi jo gražiai laviruoti, tai ištrauksi. Taip, todėl, kad jis gali būti taurinis, tai yra švelnus, meilus, su meilė, su supratingumu ir taip toliau. Taip, tuo tarpu jis gali, va tarp dviejų tokių ugnis ir ledas, ar ne? Nes jis dar su savim kovoja. Reiškia, jis su savim kovoja, žiūrėk. Ką jis nuspręs? Jis nuspręs, matai, va, aš tau rodau, reiškia, jis nusprendžia su tavim būti, dirbti ties santykius ir kažkokias didelės permainas. Dabar vat, jis nusprendžia dėl tavęs kovoti. Taip, kurį laiką jam dar reikės duoti laiko, kadangi kurį laiką jis ir nori, ir negali, ir tarsi ginasi, tarsi kažkokia konkurencija, matai, vat, ir dar toks gali būti biški, nesuprastas. Va, žiūrėk, jūs netgi vienos. Va. Dar jums reikia rimtai pasikalbėti. Jūs pora tiesiog santykiuose buvo labai blogai ir dėl to buvo sunkumų. Ir dėl to reikia dar mokėti iš naujo. Matai, buvo daug sunkumų, buvo kažkokių tai priekaištų, pykčių ir taip toliau. Reikės dar mokėti, paimti naują šansą. Tai nėra taip, kad 1, 2, 3 ir viskas gerai, bet vėl, sakau, jis yra kardinis, kaip va, matai, vėl rodo mums, jis yra kardinis. Jis padarys tą žingsnį, jūs būsit kartu, sakau, galima santuoka. Tiesiog reikės kurį laiką jam pagalvoti, apsispręsti ir jis bus su tavim, matai, tarp kitko. Tai va taip atrodo. Matai, vat. Visi šansai tavo rankose. Tiesiog kurį laiką pas jį bus kažkokios tai tokios galvoje, ko gero, tokios stambios permainos. Ir jam reikės va taip radikaliai viską, reiškia, atversti aukštyn kojom.
galbūt jūs netgi persikraustysit. Galbūt planuosit netgi persikraustyti. Taip, kažkur išvažiuoti. Galbūt tai yra ne šiandien, ne rytoj, ne poryt. Tai yra 3 mėnesių bėgėje, nuo 1,5 iki 3 mėnesių bėgėje. Planuosit kažkur išvažiuoti. Tai gali būti netgi pas giminės. Vat, kažkokie tai susitikimai bus. Su kažkuo susitiksit. Laiką praleisit labai gerai. Ir tai galimai, vat, netgi užsienis galimai. Tai vat, ką aš tau norėjau parodyti dar kartą, kad galima santuoka. Kodėl sakau galima? Todėl, kad čia jis labai gerai turės pagalvoti visus prieš ir visus už. Jis remsis, kadangi jis yra daugiau loginis, jis remsis daugiau logika, ką jam tai duoda ir kur jis nukenčia. Na, vat jis toks vaikinas, ne, vat jam reikia, vat taip jis viskas sprendžia. Nieko tame blogo nėra, tiesiog... Truputėlį bus egoistas, bet, nu, galbūt tai bus pakenčiama. Jeigu matysi, kad tau nepatinka, kad jis truputėlį per daug egoistas, ne? Na, pabandyk su juo pasikalbėti, kad tau tas nepatinka, anas nepatinka, trečias nepatinka, bet ne su tuo, kad, ei, klausyk, man nepatinka, kaip su manim elgies. Kažkaip rask kitokį būdą prieimo, ne? Aš norėčiau, kad tu va taip elgtumėsi, arba va taip. Na, vyram dažnai reikia parodyti, kaip tai turėtų atrodyti. Nes kartais pasakai ir jie ilgai neatsimena. Labai trumpai atsimena. Ir dėl to po to tenka dar kartuoti ir dar. Ir vis tiek jie taip ir neatsimena. Kas, kur, kada, kodėl, kada tu man ką sakei. Tai siūlyčiau daugiau parodyti, kaip tai atrodo. Taip, toliau, ką dar norėjau pažiūrėti. Nieko tokio ypatingo, ne, visokių niuansų bus, bet vat pagrindiniai, tai kad kažkur išvažiuosit ir greičiausiai, kad keisitės gyvenamą vietą. Galima santuoka, jo, pas tave vyrukas, kadangi jis kažkiek užsispyręs, kažkiek yra kitoks, kažkiek yra šaltas, truputėlį egoistiškas. Tai nėra blogai, ten nėra tragiška, ten dar galima gražiai viską sukomponuoti. Moteris tu sugebėsi jį išjudinti. Svarbiausia, kad jis, kaip čia, pradėtų su tavim bendrauti. Kažkokio tai blogo ant jo nematau. Vot, ką aš tau noriu pasakyti. Nieko blogo ant jo nematau, jis atvirkščiai, vat su jausmais, pas tave norės ateiti su jausmais. Ta prasme, kol kas viskas tik teigiama, nieko neigiamo aš nematau. Vot, žiūrėk. Kas man patinka, kad pas tave yra apsauga. Ta prasme, vat, kaip matai, kaip magas, ir jūs, pas tave yra uždėta apsauga.
Ir vat ne pirmą kartą aš matau, kad yra apsauga ir tai yra labai gerai. Niekas jūsų nepalies. Ir vis tiek, vat, kiek aš perverčiau kortas, mums vis tiek rodo, kad vat, vis tiek tos pačios kortas. Matai, kad jis su meilė dirbs dėl meilės, jis dirbs dėl santykių, reiškia, jis kovos, jis daugiau net nėra ką traukti, reiškia, jis stengsis dėl jūsų santykių. Iš tavo pusės tai reikia ko? Supratingumo. Daugiau panaršyti, paanalizuoti psichologiją. Kodėl? Todėl, kad kitą kartą moteris nesupranta vyro, kodėl jis va taip arba kitaip reaguoja, o jam, pavyzdžiui, ten tiesiog ten kažkokia tai vaikystės trauma ir jis va taip va reaguoja, ne? Kadangi pas tave vyrukas irgi moka būti ir šiltas, ir šaltas, ir karštas, koks tik nori, irgi jis gali reaguoti labai staigiai, labai visada skirtingai ir gali būti, kad tau sunku bus rasti jo tikrai veidą, nes jis tai toks, tai anoks, tai tu jo gali taip ir nesuprasta, kurgi jis tikras. Tai kad jį tokį rasti, jį reikia vat pažinti, ne? Kitą kartą galbūt pasimesi ir negalėsi suprasti, kodėl jis taip ar kitaip reaguoja. Vėl. Nepatingėk, paklausyk vieno psichologo, paklausyk antro, paklausyk trečio, pažiūrėk, galbūt tau kažkas atitiks, sakysi, aha, va, kur šuo pakastas. Ne dėl to, kad aš tau sakau, ten paklausyk, bet visada yra gerai domėtis daugiau. Daugiau. Pas jį paklausyk, daugiau. Kaip bus galimybė. Kodėl tu taip arba anaip elgiesi? Kodėl ten sakai arba nedasakai, ne? Kokia tavo motivacija, kad tu taip elgiesi su manima, ne? Nu, ta prasme, kad jis daugiau, tu jam turėjai duoti žinot, kad jis su tavim taip arba kitaip negali elgtis. Kad tu turi ribas. Kad tu nešokinėsi pagal jį tiesiog. Ir nelauksi jo, o jam vyram, ne jam, o vyram labai patogu, kai moterys visur jo laukia, visur. Po to taip atsitinka. Viena Kaune, kita Alytuj, trečia užsienį, ketvirta dar kažkur. Jam yra patogu, jo visi laukia, jis bet kur gali prisiglausti ir va taip manipuliuoja. Kadangi prie jo yra dar velnias, kaip sakau, kad jis moka, reiškia, manipuliuoti pats įvairiais įvykiais, tai čia irgi būk atsargi, todėl kad jis nėra pats toks paprastas, kaip atrodo. Supranti? Nėra taip paprasta jo pamanipuliuoti, nes jis gali žinoti visus apėjimų taškus, apėjimo tokią informaciją ir nebus taip paprasta, kaip tau atrodo. Tai biški, žinai, jis irgi toks, iš vienos pusės gerai, kai žmonės žino daugiau. Ir dėl to aš noriu, kad tu žinotum daugiau. Jis nėra toks paprastas, kaip atrodo, supranti, ir tu turi irgi pasikaustyti ir kažkokios psichologinės informacijos daugiau žinoti, negu šiuo metu tu jos turi. Tai va, iš manęs tiek, kol kas viskas klostosi gana gerai, blogo man nieko neparodė, na, reiškia ir nereikia. Kažkokių įsikišimų didelių irgi neparodė, tai aš manau, kad jis puikiai moka pats viską reguliuoti, kur jam reikia, labai gudrauja gražiai, labai gražiai apeina, visais įstatymas su viskuo, žodžiu, toks įdomus žmogelis. Na kągi, sėkmės tau.